bendra.lt. Na, mes turime švieslentę, kur būna informacija, bet apie kaimų naikinimą sužinojau ne iš jos. Atsitiktinis žmogus pasakė, o čia nebuvo skelbiama pradžioje. Tik paskutinės 2 savaitės buvo informacija. Ir tai buvo labai skaudu. Skaudu, kad neklausima žmonių nuomonės, kad žmonėm nepranešta, kad vėlai labai pranešta, ne visi spėjo ateiti ir balsuot gal. Nu tiesiog, kad ilgai neskelbė, skaudu irgi. Tai tą nepasitenkinimą natūralu, kad iššaukė tai, kad apklausa lyg ir buvo paskelbta, kad vyks dėl kaimų ribų nustatymo, o faktiškai atsitiko taip, kad buvo sprendžiama, kiek kaimų lieks, kiek pavadinimų apskritai bus panaikinta. Ar žmonėms pavyko savo teisės apginti? Čia iš tikrųjų labai pirmas atvejis mūsų savivaldybėje, kiek aš žinau, kada daugumos tarybos nariai atsitraukė nuo pirminio pasiūlymo ir iš esmės viskas vyks iš naujo. Dabar norima nušluot kaimus. Norima sunaikyti istoriją, kultūros paveldas, mūsų praeities. Be praeities, kas mes patys. Mes esame Anzelmo Matučio vardo parke, kuris įkurtas 1999 metais. Tai sako, buvo kolektyvizacija, buvo melioracija, o dabar numeracija. Jis čia tai pasakė, gražiai man tai. Ir koks proto bokštas sugalvojo tą idėją davė. Tai žinokit, priešlaikinė mirtis. Čia. Nu, tai vienagi kaimynė, netolima, neminėsiu pavardės, bet sakė, nu, dievulis, kad duotų, da, žinai, Algelį tam kaime, kur gimiau, kad man dar dievulis duotų ir numirt, kol da tas kaimas yra. Tai čia tikri žodžiai yra. Parašyta Dambravos senkapis. Tiesiog melioracija iškėlė žmonės, nėra gyventojų ir panaikino kaimą. Viskas. Aš pirmą kartą iš tikrųjų matau, kad šitaip čia jau dabar, mano pavyzdžiui, Dambravos kaimas, sako, kad čia buvo ąžuolynai. Ieškau pušies, kurią pasodinau. Va, žiūrėkit, aš jau ją. Va, nu tikrai graži, žalia, įdavo šakelių, daugiau yra. Gyva ir gyva. Nu, žymėsiu, nu, tikriausiai saugosiu. Nu, galvoju, kad kaip šitą klevą sunaikino amžius, taip ir kaimus. Man gaila, kad valdo tokia karta, kurią aš sena turiu mokyti vertybių. Nu, jei aš kompiuterio būčiau neturėjus ir neparašius, tai čia viskas būtų gražiai praplaukę. Tai pradėjau, nes neiškentėjau. Nu, žinokit, skauda, kai nėra tavo kaimo, kur gimei. Jis įrašytas mano dokumentuose, tai kur dabar aš būsiu gimusi? Esu ūkininkas Petras Trolys. Turiu ekologinį ūkį. Va tokį kriukį pasėjimą ir dirbo apie 80 hektarų žemės. Kaimų naikinimas yra nusikaltimas. Mes dabar visi įpratę teritorijas, laukai, kur mes dirbam, ką pasakyti kaimų vietovardžiais, o ten kažkokiais numeriais, ar ką, jeigu mes kviesim į talką, ką nori, ar grūdus vežt, ar iš toliau žmogų, tai jam nieko nesako, tai jokie numeriai, kodai laukų ar kas, mes patys jų neatsimenam, o kaimus visi žinojo. Ir tas labai mums įprasta nuo senovė ir mes kategoriškai prieš visokių kaimų naikinimus. Šitas, va, koksai. Mano tėvai buvo ūkininkai ir kaip kiekvienais metais pavasarį rinkdavom akmenis. Čia atrodo duobutė, atrodo tarsi būtų ugnis kuriama, statydavo, sukdavo, ane? Nu panašu. Ką žinau, man tai yra svarbu, va taip ir išlieka tauta iš tikrųjų. Neliktų kultūros, neliktų tautos, neliktų tų senųjų vietovardžių, kur yra dalis mūsų kultūros iš tikrųjų. Tai manau, kad būtų tragedija. Mesgi norim, kad Lietuva išliktų.
Katiniokas. Pavyzdžiui, kad ir katinai. Ar negražiausi, tai lietuviški rainiai. Ne kažkokį ten ilgo plauko. Taip. Mano seneliai, mano proseneliai šitam žalvariniam inde laikydavo grūdus. Oi, čia mano šaknys. Taip kaip aš apsirengus, va šitą paltiškus rūbus pasisivau, va čia mano močiutės, austos staltiesės. Va, metaliniai, kokie įkalti. Ir eina aukštyn, aukštyn. Senas šulnys, tai jūs įsivaizduojat, kiek kartų iš čia sėmė vandenį. Žmonėm, kurie čia gyveno, kurių gyveno tėvai, tėvų tėvai, proseneliai, tai yra labai svarbu, kad tos vietos išliktų. Kad neliktų nupjauti medžiai, neliktų išnešioti tie akmenys, kad liktų kaimų pavadinimai, liktų kaimai. Aš manau, kad kaimas Lietuvoje gyvuos, nes vis dėlto yra žmonių, kurie sugeba pasipriešinti, sugeba surinkti parašus, pasakyti, išsakyti savo nuomonę, nesutiks su tuo, ką nori iš tikrųjų padaryti valdžia.